Nu, ir kaip tau? Kieno čia būtas? Tai mano. Jūs čia gyvenat? Nu, tai aišku, kad negyvenu, nu, bet tai vis tiek mano. Oi, niekam nesuprantu, kaip žmonės perka tokius vigvamus. Jūs nupirkot? Investuojate į nekilnojamą į turtą? Tai kur tu čia matai turtą? Tu apsidairyk. Bet iš principo taip, investuoju. Leiskit atspėsiu. Paremontuosit ir parduosit už brangiau. Čia tipiškas varguolio lituanus smegenų veikimo pavyzdys. Pirk butą, daryk remontą, parduok. Pirk butą, daryk remontą, parduok. Nu čiagi nesąmonė. Va taip jūs visi ir įsivaizduojat, kad štai šitaip ir yra daromas biznis. Nė velnio, nieko panašaus. Visų pirma, čia neapsimoka remontuoti nieko. Nebent nugriaut nafik von viską ir parkavimo aikštelę padaryti. Didelė tokia, 4 aukštė. Aš investuoju iš visi darbo jėgą, į savo darbuotojus, o ne į čia šitas nesąmonės. Nusipirkot butą ir taip investavote į darbuotojus. Tai geriau jiems algas pakeltumėt. Ką reiškia pakelčiau? Bet koks algų kėlimas darbuotojams prieštarauja paprasčiausiai ir teisingiausiai verslo logikai, o svarbiausia netitinka pirmosios sėkmingos vadybos taisyklės. Kokia yra pirmoji sėkmingos vadybos taisyklė? Nu tai nekelk algų. Tai pakeli algą, tai darbuotojai kitą mėnesį iš dėkingumo dirbs geriau, aišku. Bet tai kas vyksta po mėnesių? Jiegi pripranta prie to ir viskas. Viskas, vėl našumas krenta, down. Todėl aš per naujųjų metų vakarėlį šiais metais paskelbsiu, kad kitų metų pabaigoj, prieškės po metų, vienas iš Meslitos darbuotojų pagaminęs daugiausiai dešrų, dirbęs daugiausiai viršvalandžių ir aišku nesiskundęs, kad aš ten moku tą minimumą, gaus va šitą va butą gaus. Loterija? Taigi ne loterija, čia konkursas čia. Taigi visi dėl tokio prizo varžysis kaip pamišę, iš darbo namoniais. Laimės tik tai vienas, tačiau našumą kels išsijuose visi, net biuletenių neims. Tu supranti logiką, pagauni dabar apie ką aš kalbu? Aš pinigus už butą galėjau atiduoti visiems darbuotojams ir pakelt darbo našumą bei komandinę dvasią vienam mėnesiui. Bet tai ką aš dabar padariau? Ta darbo našumą ir komandinę dvasią pakėliau visiems metams. Ar tu supranti? Šito buto norės visi. Visi. Nes ką, nu čia galima gibiškai paremontuoti ir paskui parduoti.